Mano vaikui 1 metai, o jis nesako nei mama, nei tėtė. Arba vaikas 1 metų ir 2 mėnesių, bet jis nerodo pirštu ir neklausia, kas čia. Ar tai norma, ar tai blogai, o jei blogai, ką daryti? Tokie ir panašus klausimai kamuoja daugelį tėvų, kurie augina vaikus nuo 1 metų iki 2. Tad šis video bus apie tai, kaip namų sąlygomis galite vaikui padėti, kad jis pradėtų kalbėti. Pirmas etapas, kai vaikas pradeda sąmoningai mokytis kalbos, tai dar nėra tikslus skiemenys ar žodžiai. Pirmas etapas tai garsų mėgdžiojimas. Vaikui daug lengviau pradėti nuo gyvūnų ar aplinkos garsų, negu iš karto pasakyti sudėtingus žodžius. Todėl šuniukas sako au au, katytė miau, vanduo laša kap kap, o mašina signalizuoja pipi. Visa tai vaikui fiziologiškai daug paprasčiau. Garsų mėgdžiojimas reiškia, kad mes imame kokį nors garsą, pavyzdžiui tokį, ir tarsi jį sužmoginame, ir tarsi padarome artimą ir suprantamą mažam žmogučiui. Tokiu būdu vanduo laša kap kap kap, traukinys važiuoja tu ir net jeigu jūsų vaikas jau turi kelis pavienius žodžius, dažniausiai tokius iš 2 vienodų skiemenų, kaip mama, baba, tėtė, jis vis tiek daugiausia kalbės būtent garsų mėgdžiojimais. Mėgdžios aplinkos garsus, gyvūnų garsus, įvairius ištiktukus. Tai yra visiškai normalu. Iki metų pirmiausia vaikas išmoksta išgirsti ir atskirti paprastus, ryškius, nekalbinius garsus. Tai yra įvairių aplinkos triukšmą, nes jie yra labiau išsiskiriantys nei kalbos garsai. Todėl ir girdėsim, kaip mažėlis pirmiausia su džiaugsmu mėgdžioja šuniuko lojimą, ten traktoriaus burzgimą ar paukštelio čiulbėjimą, o tik paskui palaipsniui pereis prie žodžių. Jam klausytis ir suprasti mūsų kalbos garsus fonemas yra gerokai sudėtingiau nei įsiklausyti į aplinkos garsus. Todėl visa ši seka yra visiškai paaiškinama ir natūrali. Ir jei pastebėsite, kad jūsų vaikas kol kas nekalba žodžiais, tai nėra vėlavimas. Tai tiesiog tas etapas, kuris padeda pasiruošti kalbėjimui. Kaipgi mes galime padėti vaikui pradėti kalbėti, panaudojant garsų mėgdžiojimą? Labai rekomenduoju įsigyti štai tokią dėžę, kurią aš vadinu garsų mėgdžiojimo dėže. Tai gali būti bet kas ir dovanų maišelis, ne taip svarbu, kur viską sudėsite, svarbiausia, kaip mes žaisime. Jokiomis sąlygomis jūs neduodate vaikui savarankiškai be jūsų priežiūros žaisti su šiuo dėžės turiniu. Kodėl? Būtent mes turime parodyti vaikui, kas tai per daiktas, papasakoti apie jo savybės, pamokyti žodžių ir kiekvienam iš šių daiktų priskirti kažkokį tai garsą. Kaip apskritai vaikas sukaupia pasyviam žodyne žodžius. Kaip jisai mėgdžioja. Viskas prasideda nuo to, kad jis girdi aplinkos garsus, o mes jau suaugusieji tos garsus tarsi sužmoginame ir paverčiame garsažodžiais. Tėtis ar mama pasako, kad vanduo laša iš čiaupo, kap kap, mašinėlė pipina, pipi. Mes pasakome vaikui, kad katytė kniaukia, miau, šoloja, au. Ir tas au jau yra pasakyta žmogaus kalba. Ne vienas pasaulyje šuo neloja ir nesako būtent au, nes šuniui tai anatomiškai neįmanoma. Jis negali judinti taip savo snukučio, kad ištartų au, nes jo lojimo aparatas tam nepritaikytas. Labai dažnai būna taip, kad viskas ir pasilieka ties tais au, miau, pipi, bet artikuliacinio aparato lavinimu ir treniravimu mums reikia daug daugiau garsų mėgdžiojimui. Reikia kuo įvairesnių ir įdomesnių žaislų, įdomių aplinkos garsų, kad galėtume parodyti vaikui kažkokį jų įgarsinimą. Tai yra tarimą palengvintų būdų. Tai padeda vaikui juos įsiminti ir po truputėlį išmokti bei atkartoti. Štai taip mes pradedame kalbos skatinimą per garsažodžių mėgdžiojimą, būtent taip mes formuojame garsų mėgdžiojimo veiklą. Tik perėję garsų mėgdžiojimo vystymosi etapą ir nesvarbu, kuriame amžiuje, tai būtų 2, 3, 4, 5 metų, tik tada dažniausiai vaikas pradės kalbėti skiemenimis ir paprastais žodžiais. Šio garsų mėgdžiojimo etapo dėja niekaip nepavyks prašokti. Jis gali būti labai trumpas ir nežymus, bet jis vis tiek bus. Taigi, ką įsidėti į garsų mėgdžiojimo dėžę? Perkame įdomius žaislus, kuriems galima sugalvoti garsažodžius. Pavyzdžiui, plaktukas, tuk. Mes taip įgarsiname plaktuką, nors jis pats to garso tai neskleidžia, tai nekalbinis garsas. Tai suaugęs žmogus suteikia jam garsažodį ir vaikas turi tai išgirsti, įsiminti, o vėliau pakartoti. Tai dūdeliai, kurie vaikas pučia. Beje, taip lavina iškvėpimo įgūdžius, tai labai svarbus įgūdžiai kalbos pradžiai. Vaikas pučia, o mes sužmoginame, pučiam į dūdelę.
Du, du, du. Ir kai mes pučiame į šią dūdelę, pats garsas du, du, du neskamba. Tai mes taip pasakome, tai yra mes priskiriam jam garsažodį. Ką dar galima naudoti? Vaikams labai patinka tokie vėjo malūnėliai, be to mes papildome vaiko veiksmažodžių žodyną, nes tam, kad vaikas pradėtų gražiai ir taisyklingai kalbėti, mums reikia, kad jo pasyviame žodyne būtų pakankamas kiekis daiktavardžių, veiksmažodžių ir kitų kalbos dalių. Šiuo atveju galima sakyti suku. Jeigu vaiko pasyvus žodynas nesusiformavęs, jis jokių būdų negalės pradėti kalbėti ir sudaryti savo pirmojo sakinio. Atminkite auksinę taisyklę. Visada pirmiausia kaupiamas pasyvus žodynas, o tik paskui aktyvus. Ir būtent tokie žaidimai su garsų mėgdžiojimo dėžėje esančiais žaislais mes aktyviname kalbėjimą. Tuo pačiu mes formuojame mėgdžiojimą, tai yra mokome jį mėgdžioti paprastus veiksmus su daiktais. Nes garsų mėgdžiojimo veikla atsiranda tik po veiklos mėgdžiojimo, todėl mes stengiamės surinkti kuo daugiau tokių žaislų ir ne tik žaislų, tinka visokios kempinės, mediniai šaukštai ir kiti buities rakandai. Rinkitės būtent tokius daiktus, kuriems galima sugalvoti garsų junginius. Spaudžiant malūnėlį galima sakyti aš suku, o dabar tu. Imame plaktuką, tuk, 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 o dabar tu. Štai tokio vamzdelio tutelės, vaikai tiesiog dievina, jas galima atlikti. Čia mes mokysime suprasti veiksmažodį tempiu ir iš estutas labai vaikai mėgsta šūkauti, bet kokius garsus. O, ką tik nori. Vaikams tai tarsi asocijuojasi su mikrofonu. Labai smagu tuo pačiu išgauti balsį nes vaikai apspaudžia lūpomis, pučia ją, pajaučia teisingą garsui reikalingą artikuliacinę padėtį. Kas dar vaikui sukelia stiprų emocinį atsaką? Iš patirties galiu pasakyti, kad štai tokios gyvatės, paprastos, guminės, kurias galima tempti, ji šliaužia, šnypšia, garsų mėgdžiojimas o veiksmažodis gali būti imu. Dar turiu tokią kempinę, tai paprasta kempinėlė indams plauti ir aš priskiriu garsą h ir veiksmažodį valau. Skambutis skambina din, din, din ir man labai dideliu atradimu tai tokia pelytė, tai žaisliukas, kai mes ją patraukiam atgal, jinai važiuoja, mes galim pasakyti pi, 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 ir jeigu jinai nuvažiuoja, ate. Vaikams patinka tokie žaislai, kuriuos galima pamaitinti, pavyzdžiui, šuniuką, pasidarom dėžutę, aš sakau am, ir vaikas šuniukas suvalgo. Taigi tokią garsažodžių dėžę kiekvienas galite susikurti, manau, principą supratot. Kaip žaisti? Iš dėžės įmame tik po vieną daiktą, tai yra labai labai svarbu. Neleiskite vaikui ištraukti visko, tiesiog jo vaiko dėmesys šokinės. Ir neleiskite jam tiesiog be jūsų priežiūros imti ir liesti visus šitų daiktų, nes tada jis praras susidomėjimą. O mums reikia, kad tą susidomėjimą palaikytume, kad vaikas įsimintų tai, ką norime jam parodyti ir pasakyti, kaip mes žaidžiame. Mes priskiriame garsą, pritaikom garsažodį, pavyzdžiui, ežiukas, veiksmas tap, 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 mes nesakom milijono nereikalingų žodžių, nes 1,5–2 metų ar vyresniam nekalbančiam vaikui visą tai, lukutė, atik čia, pažiūrėk kokią mašinytę, kaip jinai važiuoja, pipida, pipipi, tokį srautą vaikui yra per sunku apdoroti. Mes turime spręsti savo užduotis, mums reikia daiktavardžio, veiksmažodžio ir garsų mėgdžiojimo. Bet būtinai tai turi būti su emociniu pakilimu ir su žaislais, nes vaikui turi būti žiauriai įdomu. Įsidėmėkite šią auksinę taisyklę, su tuo, kas vaikui neįdomu, jis tiesiog nežais. Taigi, imame žaislą, aš sakau, suputis, nebūtina 1–2 metų sakyti, kad čia yra vaikiškas ventiliatorius. Žiūrėk, čia sukutis, aš spaudžiu, jis sukasi, o dabar tu spausk. Ir duodame ventiliatorių vaikui į rankas ir kol vaikas spaudžia, mes įgarsinam, sukasi, o dabar duok man. Vaikas duoda mums ir mes paeiliui taip žaidžiame, viską teisingai įvardindami. Ką mes čia darome, kokias užduotis sprendžiame? Pirmiausia, mes plečiame kalbos suvokimą. Antra, kas svarbiausia, mes padedame vaikui sukaupti ne tik daiktavardžių žodyną, bet ir veiksmažodžių. Daiktų pavadinimus vaikas sukaupia pakankamai greitai, nes mes rodome knygeles ir sakome, kas nupiešta, čia gėlė, čia medis, čia lapė, arba iš supančios aplinkos, podelis, kojinė, lovytė ir taip toliau. Bet reikia nepamiršti ir veiksmažodžių žodyno, jį sukaupti yra daug sunkiau, bet be jų ateityje vaikas nesudarys sakinio.
Ir čia mes darome akcentą į veiksmažodį. Aš spaudžiu. Dabar tu spausk, aš spaudžiu, dabar tu, žiūrėk, aš suku, sukasi, o dabar tu suk. Mes pateikėme jį skirtingomis formomis, nes lietuvių kalboje veiksmažodžiai skamba skirtingai, jie kinta priklausomai nuo formos ir vaikas tai palaipsniui įsimena. Taigi veiksmažodis suku plus garsų mėgdžiojimas jis sukasi, duodame vaikui ir kol jis spaudžia, klausime, kaip sukasi ir laukime, kad vaikas atsakytų bet jeigu jis neatsako, tai irgi nieko baisaus. Duokite vaikui laiko, visa tai vyksta ne iš pirmo karto. Svarbiausia šiame procese teisingai viską įvardinti. Žiūrėk, čia plaktukas, aš kalu, tuk, tuk, tuk. Tuk, 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 aš kalu, o dabar tu kalk. Ir kol vaikas kala, mes kartojame kalu, kalu, su emociniu pakėlimu jam tuk, 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 kaip tu kali, tuk, tuk, tuk. Žiūrėk, o čia, kas čia, čia dūdelė, aš pučiu. Pūsk tu. Beje, pūsti labai svarbus įgūdis, kurį vaikas turi išmokti, kad pradėtų kalbėti. Todėl tokios dūdelės būtinai turi būti arsenale jūsų žaislų. Vaikas pučia, mes sakome pūsk, pūsk, kaip dūdelė groja, du, du, du. Ir taip su visais daiktais. Kiekvienam žaidimui skiriame po 1-2 minutės ir šios daiktus paslėpiame. Vėlgi, ant stalo ar ant kilimo neturi likti nė vieno nereikalingo daikto, nes vaikas nemoka gerai susikaupti, valdyti savo impulsus, o mums reikia, kad jisai nesiblaškytų. Taigi, jūs turite 2-3 žaislus pakeisti vietomis, jei dar šalia sėdi kažkas, tai tėtis, broliukas, močiutė, žaidžiate 3. Svarbiausia prisiminkite, daiktavardis, veiksmažodis skirtingomis formomis, eiliškumo laikymasis, o tai labai svarbus įgūdis, tai mokėjimas palaukti. Ir garsų mėgdžiojimas. Pradžioje imame 2-3 daiktus vienam kartui ir palaipsniui daiktų kiekį didiname. Žiūrime, kas vaikui įdomu, kas nelabai. Veikloje užtruksite nuo 5 iki 10 minučių. Kuo dažniau žaisite, tuo greičiau vaikas pradės kartoti, iš pradžių aišku tylomis, tik veiksmus, o vėliau ir garsus. Primenu, kad turi išlikti aukštas susidomėjimo lygis, dėžė negali būti prieinama bet kada. Šie daiktai neturi būti tokie, su kuriais vaikas gali žaisti pats vienas, nes kitaip paskui nebepritrauksite jo dėmesio. Kitą dieną vėl ištraukiame tą pačią dėžę. Čia yra svarbus reguliarumas. Jei iš pirmo karto nepavyks iššaukti pakartojimo, visiškai nesijaudinkite, ištraukiame tus pačius daiktus ir dar 2-3 naujus. Pavyzdžiui, jei vaikas vakar nežaidė su kempinėlė, šiandien pažaidžiam ir su ja. Ir tęsime tą patį. Aš kalu, tu kali, valau, valyk. Mes vis uždavinėjom klausimą, kaip tu kali ir laukime, kad vaikas pamėgdžiotų tai, ką mes prieš tai sakėme. Mes nesakome vaikui, pasakyk, pakartok, pasakyk, kaip plaktukas kala, nes žodžiai pasakyk, pakartok sukelia kalbinį negatyvizmą. O mums kalbinio negatyvizmo visiškai nereikia, todėl mes galime duoti kažkokį simbolį, sakykime, mikrofoną arba tą pačią tubelę, o dabar tu ir kaip simbolį pridedame prie vaiko burnos ir laukiame. Kažkam pavyksta po savaitės, kažkam reikia 4, bet vaikas vis tiek kažkada tai pradeda mėgdžioti garsus. Kai tik vaikui pavyko pakartoti, jis džiaugsis, o mes jį visaip motyvuosime tą daryti. Praktiškai viską galima paversti garsų mėgdžiojimu, gyvūnų garsus, vandens čiurlenimą. Kai kas nors beldžia į duris, tuk, 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 raktai skamba, din, din, din. Skatinkite vaiką šios garsus mėgdžioti ir kartu plėskite jo veiksmažodžių žodyną, tad rekomenduoju namuose susirinkti tokią garsų mėgdžiojimo dėžę. Turinys gali būti bet koks, aš parodžiau, su kokiais daiktais aš žaidžiu. Apsidairykite namuose, parduotuvėje ir pagalvokite, kuriems daiktams, žaislams galite priskirti garsus. Kuo garsai įvairesni, tuo geriau. Svarbiausia, sukelkite vaikui ryškų emocinį atsaką į savo pastangas. Tad ačiū visiems, kas žiūrėjote. Nepamirškite paspausti laiko, prenumeruoti. Man kaip pradedančiai tai yra labai svarbu. Parašykite komentarą, parašykite, ką norėtumėte, kad aš pakalbėčiau ir susitiksime su jumis po 2 savaičių.